Labdien, šiandien pirmadienis, sveiki, įsijungė Ūkį Žemaitija kanalą. Tai video biški mes iš sekmadieniaus, nes kadangi nefilmavau su mikrofonu, tai ten pamatysit, kaip reikiaus gyvulius. Biški nusėmiau kūgį, prasėmiau, nes buvau išėjęs, tai išėjęs nusikrovau, susivežiau į fermą laikiną 10 rulonų ir prasėmiau šiaudus. Išsikreikiau visas bakūžės į čia, į ten, į fermą, visur, žodžiu, visur iškreikiau. Tai pažiūrėkit, kaip sekės man darbą dabar ir po to grįžtam vėl į video. Varom į sekmadienį. Tai šiandien pirmadienį, ko reikia padaryti, tai įsivežti dar kukurūzų. O šiaip kas nauja, tai skombinaus dėl gyvulių supirkimo. Iškau kas nupirkti gyvulius, nes man nepatrodo, kad pradės kristi kaina. Nes kad pradės išmokas išmokėti, žmonės daugiau gyvulių parsidausiai turėjo dar pakrėsti, nes šiaip biški judėjai į apačią kaina nedaug, bet pajudėjai per savaitę. Tai iš kas nupirkti gyvulius ir už geriausią kainą. Tikėkimės pavyks šią ar kitą ateinant savaitę parduoti, kad būtų viskas, kad nebekristų kaina ir kad gaučiau normalią kainą, ne šiaip bet kokį, bet kada. Tai tokį pamastymą. Šiandien, ko neveikiau, tai įvežiau priekabą. Timpiau subop, kad nebuvo labai efektyviai, užbuksavau bandugardį, paskiau turėjau traktorį datimti, bet pastačiau į veit dabar atrodo ir varysam, prasimsam, kukurūzų daugiau praserdysam, dėl to pasileidau rykį, nes tikėtina, kad bus žiurkien ten. Tai biški rodo orų permainas ir rodo, kad pašals, nežinau. Matysim, tai tiesa. Būtų gerai, kad pašalt patraukt purvynus tada tos gyvulius. Jeigu pardaučiau, būtų paprasčiau. O, koks troli.
Tai jau sveiki sugrįžę ir šiandien yra antradienis, šiandien ko veikiau, tai didžiąją dalį prasidėjau prikump, prasinervojau, kadangi ten, kur mes suvedinėjom sistemą duomenys dėl galvijų, viena sistema neveikia, nepateikia sąrašų, tada reikia grįžti į senųjų sistemą, kad rodės prisiregistravęs, kad neveikia, žodžiu, ir taip daug laik sugaišau iš tikrųjų. Bandžiau išsiaiškinti visko, tai dabar gaus naujus prisijungimus, prie senojų sistemos prisijungs dėl galvijų sąrašų. O gal man įdomu tiek galvijų sąrašą ir pasą ir visi dalyką, dėl to nes parduosam gyvulius. Tai vakar buvo didžioji dalis derybų klausimams, kam parduoti. Tai pavyko rasti pirkėjai, atrodo, ir parduosam. Tik tas bus neįprasta, kad sversam mašinų galvijus, o ne po vieną. Tai susidėriom kainą bendrą jau visų gyvulių. Tai ir pininis, ir mėsinis kartu jums. Tai išskaičiavo vidurkį, dėrėjomės dėl kainos. Tai atrodo visai normali kainos pavyko susidėrėti. Tai norės kuo greičiau parduoti, nes visokių gandų ir sklind, kad Europo mėlynas liežuvis ir panašiai. Visokių dalykų, galbūt užsidarys kokį seim, kas nors, tai bijau, kad susvyruos mėsos kaina. Tai parduoti kuo greičiau. Pardausi ramu bus, nes po išmoką tep spekuliacijai manau, kad kris. Bet aišku neaišku yra, bet man čia nuomonė ir tiesiog viskas. Tai jau manau, kad mėsos kaina risas į žemį, tai susiskubau parsidausiu. O šiandien ko nuveiks nežinau, nes pusdienos sugaišau. Realiai dabar pašyriau dar pastumdžiau kitų pašarų. Tai jau padausam kukurūzų įteik. Tai va. Taigi reikalą, žodžiu, varom darbuotis. Įteik, varau įsiveš pašarų ten į fermą. Pasišers karis, po to veršys. Iš papildom darbų pagalvos, ko čia galėčiau nuveikti. Tai išvaž galva, tas kompiuteris veikti savo vesdien. Sėdėjau šį rytą, susitvarkiau, siunčiau tuos prašymus, kad prisijungiam, žodžiu, laiškus rašiau, kad tvarkytų. Tai susitvarkiau, prisijungiam, žodžiu, vis gyvulė. Gavau sąrašus visko ir vis valio. Dabar išrinkau sąrašus, išsiunčiau, katrus gyvulius parduodu, užsakinėjom pas ir taip toliau visko, žodžiu, tvarkomės. Ir galvoju prie to paties ir kergiamus susirašys, tai ir savo bando kergiamus, ir mamos bando kergiamus visko susitvarkiau, tai reikia padirbėti prie kompiuteriaus, bet vis tvarko. Taip galvoju, geriau šodą kabinu, neigu tus popieris tvarkau. Tai va čia yra mužėkų sindroma. Jeigu taip galvoji, kad geriau šodą kabini, neigu popieris tvarka, reiškia esi mužikėlis. Tai va, mužikėlis aš. Baisu. Bet niek nepadarysi. Bet viskam pavyko, atrodo, susitvarkyti. Dabar parėjau šertys reik, žodžiu, ir teik. O ryto pas odontologą. Tai reikia tą to idėją išsimuš. Nežinau, ko spės padaryti, bet tokį planą, kad pasikreiks gyvulius, įsiveš pašarų, tikriausiai parsivešti prie kabreikės gyvuliai. Nes šitie vaikiukai važiuos į ekskursiją. Tik dabar nežinom, kada, 4 dieną, 5 dieną. Ir žinom kokiu būdu. Jau aniai bus kraunami gyvuliai ir vežami, nes čia privažiuoju su vilkiku. Nemanau, kad čia pavyktom su vilkiku atvaryti. Tiesiog su vilkiku net nelabai keime nuvažiuoju, tai privažiaus prikeliok ten galą ir nuvešam tus gyvulius viskas. Kokį 3 reizą, manau, sutilpsam. O gal net ir 2 sutilpsam. Ne tik daug šitų gyvulių. 10 vienetų matysim, kaip tilps. Tai va, tokį reikalą. Kompas išėro aš viskas šiandieną, tik popieriuką buvo, popierizmą visokį. Aida buvo komentaras dėl Bobcat, sak, suvarktom be Bobcat. Tai jo, suvarkiau iš tikrųjų. Bakūžė mėšlas gali iškabinti su traktoriu, ant buvo sugalvoti, taip sumastyti, kad galėtum su traktoriu drąsiai vežioti, kabinti, viskas, nesuktum galos. O fermo, tai ten ir užkampėti. Tai pirmas metas, ką ūkininkavau,
Tad tekdavo mėsti mėšlus su rankom. Tai buvo tragedija. Bet buvo maks tokie veršė. Šitą tai nei daug neprišiekdavo to šūdų, bet vis tiek reikėdavo išmėsti. Tai buvo žiaurė sunkia. Nu tai jau geriau tad popieris tvarkyti, jeigu taip su rankom mėšlą mėsti, bet su bobkatu. Tai geriau su bobkatu. Tai žodžiu, gerai gyvenam, šiaudais kūrenam, bet tik tą reikia daugiau geros nuotaikas ir į kainų gerų reikia iš tikrųjų gyvulių. O iš šiaip reikia pinigų viskas, nes dantistą paslaugas nėra pigės ir reikia pas dantistą varyti. Tai matysam, kiek tų jaučių telpi born iš tikrųjų vienu momentu, nes šiaip, kad pradėdė apie sveiką atgalvoti, tai nėra pigų. Tvarkytis. Nepigė su visas duntim būti. Tai va, gerai žodžiu. Iki rytojaus tada. Trečiadienis vėl kreikimą. Tai kreiktas karvytis pastuvė dabar. O nes, kad būtų sausa. Gerai atsigulti, gerai išsigulėti, nes veršiavimas prasidės. Saus, gal kokiam kovo, gal vasarį kažkas panašiai. Man atrodo, jeigu nemeluoju. Nu, žodžiu, vis tiek jau ir nebetik daug likiai. Tai to ir švarė būti, sausa gulėti dabar valytis. Tai išmins apačius, nu viskas turbūt švaru. Tai taip kreiku. Tada nuvešu pakreikus jaučius, nes ir to kaip ir pardavimą įveršė. Tai rytoj atvežiau furgons, sukraunam, įvežiau sverti. O, kondaba, da šį vakar gal pavyks prieką parsivežti gyvulinį, kad rytoj nereikėtų. Kad rytoj nereikėtų stresauti iš ryto. Akimarinsiat iškart, bumt. Sausa tik iškart tupas tai jau. Nor poilsiaus jau. Būsimas mamas, nor poilsiaus prigulėti nori. Nieka nauja šiandien, nieka nauja iš tikrųjų. Reikėjo tik tą pasišerti. Dėl dantistą tai atšaukė implantą, nes daktaras susirga. Tai dabar be danties da. Varom toliau dar būtis. Kokį gerom oras. Pažiūrėjau, kaip tik dabar kavą gerdams, pažiūrėjau vasarą, galvoju, pažiūrėjau, kaip atrodo prisiminti šėlumą. Tokį įsijungiau vasarinį video, kaip presavau rulius, taip smagiai pasivizėti. Smagu ir, kad tas oras toks gerė. Ir kitą savaitę labai gražiai saulė švies ir šalta atseit bus. Savo kaip lauka šito oro, jau tokį smagiai man patinka, kaip pašal. Dabar esmė tokia ir, kad šiandien nepaėm gyvulių, rytoj irgi neaišku. Tai jau, tik iš to pasiruošėm, žodžiu, be reikal parstempiau tom priekab, bet ko darys dabar. O sakau, tegu bunta priekab pas munis dabar, jeigu reiks nutems, bet taip gail, iš tikrųjų. Susiruošėm
visko nusiteikėm išvežimų ir taip savo, sako, neatvežiau sam. Kažkas ten negera tipos, tas pardavimas, panašiai. Na, bet žodžiu. Nesmagiai taip. Nu, bet kon darysi, kurį darbautis, toliau šertis ir susikišti reik plevelis į maišą ir dar bandys gal bandogart biškį pasiardyti. Apie fainą, tai priekabčių gyvuliai jie dabanonos, nesužemė maišos niek. Nu, aš čia toik peldavau biškį prastesnį tom kukurūzų, tiesiog ant žemės viskas, nes anos išsirinkdavau, bet dabar jau į geresnį kokybę nuo. To kukurūzų daugiau yra nuo gali dauti, tai telyčiom biškį atstatyti svorį. Čia tuo sąlygų sunkia laukinom, sunkiau gyventi. Nors ne visai lauk turiu pastoginti, bet vis tik. Bet dabar reik rung darbį, turi ateiti kiekvieną dieną pakrapštyti. Tai jo, bet esu okei. Šiaip įmitimą gražus įkap telyčių. Bet ir tikra gražių gyvuliukų. Vasara turėtų būti atsivedimų. Iš tos bandos nemaža. Tai visai gera. Tai teik žinių reikia dabar man. Nu, išleisti man. Tai jau nekoks darbs šūdien šitą vis Julins, Mulins palikau ant pirštins pasikeisti. Tai susidėjau vis plevelis, sukrausi priekabį vežami mešką. Jokau, jau nevežami mešką, paimsam po kokių 3 sezonų, čia prisikaups krūvų tų plevelių, paimsam, užsakysam 50 euriukų, atvežiau mašiną, susikraun, išvež ir perdirbai padaro šalutinį produktą. Nu, antrą. Perdirbreiškės ir dar, sakė, kibirus, visokius šluotas ir, man atrodo, batus. Dar. Tai iš tų pačių plevelių. Tai yra aparatas susmulkina, išplauna į padar. Tai tas biškį guodžinės, taip, nu, daug tų plevelių gaila būtų, jeigu, nu, neperdirbinėt. Kadangi yra mėlyna padangi, nu, iš tikrai nemėlint šiandien. Biškį papilkavant vakar. Šį rytą buvo mėlyna gražiai. Tai esmė tuoj, kad gaunas darbą keitas biškį, nes tai pardavimo kažkaip čia man nenusisekė. Šį savaitę šios žiūr man plona kažkokį nusibraukė. Dantis suserga, norėjau donį susidėti, norėjau gyvulius parduoti. Žiūr, gal man nelabai sekas. Nu, 4-dienis. Rytoj dar 5-dienis. Tai gal dar kažkam pavyks nuveikti.
Dabar turiu 2 valandą ir galvoju, gal reik man nusiardyti tom bandogardį, vis tiek ant sapaliai plano jau viskas nebetinkamas ir čia man ir dabar kitokie tikslai išsikens, atitarnaut ir viskas, viskas gyvenimas baigti. Tų kolų kapį nebereikės merkti, ištrauksam, padėsam, padačiukam, rulonam bus padėti. Tus kolų solentelis, viskas senos jau amen, kur nusbėdėsi. Nes net neišsiardys. Kažkaip manau, kad anos čia ir toks paperinis, tai kur malksės. Tai reik nusirinkti ratus, nusirinkti špagatus susisokti kažkur tai jums pagaliau kokį. Metras vienskits ir išsuksam izoliatorius. Saudrėlės tų suktukų. Daug kas klauso, iš kur gavas, to suktuk, to angalio izoliatorio. Tai pirkau parduotuvėje, tokio su raudonom raidėm, visi žino ūkininką. Ir tenas yra, jeigu perk pakuoti, būn pakuoti didelio įdėt tas suktukus andrėlės. Jeigu nebūn, tai paklauskit, kur ant ir, nes šiaip turėtų jums daug dovanų. Sakė, kad čia 100 izoliatorius rong sukinės. Viskas, įgausiat. Gausiat ongalį. Tai jau, galėsit sokti savo ramiai. Nereiks taip su rong. Sukinėti. Sudrėlį galėsit. Tai gerai, varau, nusirenku dratą. Tada pradėsam ardėti. Lentelis imsam. Imsam lentą sumušam. Trauksam kolus į šindį. Gal pavyks man išsinešiuoti. Dabar jau išsiardės tas laikins sprendėms. Jau darysam dabar jau 10 mečių. Darysam su betonausam kolus. Žodžiu, sumąsti toj kvizijai, jeigu pavyks, gera bus. Kažkas gausas, manau. Kažkaip gaunas vis laik kažkas. Jeigu pakuria gausam projektą. O jeigu ne, tai esmė bus didelis bandogaris toks. Į betonausam toks kolus pratrauksiu lynus per vidurį. Nežinau, gal tas man izoliatorius pavyks į vomis integruoti. Bet manau pavyks. Ta prasme trosas vidau. Vamžiaus ir bus kokį 5 trosą jaučiu. Matysam palei finansų. Į ką patrodys. Ir elektrą turėtų pasijungti. Ant tų trosų. Tai, o jeigu dingtų elektra, vis tiek gyvulys ansa fiziškai negalėtų palikti aptvarą. Tai, žodžiu, toks įsumanimas. Nu, bet čia drambliuk svajonis, bet visų pirma reikia čia susitvarkyti reikalą. Tai, kadangi, sakau, ryškia apgaumani vežiką, tai varom tvarkytis. Lekam.
šiandien jau ir penktadienis, šiandien paskutinį video dien, tai būtina paspauskit like, parašykit komentarai, pasubscribinkit. Tai žiūram, kas toliau bus. Šiandien tokį planą pabaigti ant tvorį išsiardyti, reikia išsivežti medžiagas, susidėti. Ir dar ko noriu padaryti, tai grūdus susisemti, nes ten žiurkina labai griaužant, tas maišas jau visai ten nieka nebeišano, tai paimsam, susemsam, tai gera bus. Tai o dabar tus meits ištrauk, mane jau ir kiti ir nupuvį, tai vienas kitas nulūž greičiausiai, kapitas, kam nulūž. Net niek nepadarys, čia vis tiek bus tik ta, ne kokiom tvorom, nekam, bet porolonas padėti, o po to kuras bus pečių pakurėjant. Tai o, įkrūvas ir pagerės orą, galbūt susitvarkys zeimariokį, supjausiam vistus pagalius. Puikiai dėjant, čia link pavasariaus reiks susitvarkyti, nes labai jau visur pilntų visokių medienų, lentų, visokių pagalių, visko. Tai jo, darbaujamės toliau. Novai nebėr bandugardžiaus ir buvo video, kaip pastačiau bandugardį, dabar ir video, kaip išardžiau. Tai statysam kiet, o tas lentelis į kurmalks. Didelis. Tik tā būs. Ir ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot. Paspauskit like, paspauskit subscribe. Susitiksam jau kitam video. Kiet šeštadienį. Tai tikėkimės pardausam gyvulius. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Ir čiau.